Pažiūrėk į jį. 1,90 metrų ūgio, 103 kg svorio. Vienas fiziškai bauginančių savo laikmečio sunkiasvorių pretendentų į titulą. Frankas Bruno buvo tarsi gamtos fenomenas. Raumeningas, stiprus vyras, galintis priversti elitinius sunkiasvorius susimastyti. Tačiau priešais, kitoje ringo pusėje, stovėjo baisiausias sunkiasvoris planetoje. Maikas Tysonas, 22 metų neginčiamas pasaulio sunkiasvorių čempionas. Yra žmogus, pavertęs bauginančius vyrus bejėgiais. Ta naktį pirmą kartą per ilgą laiką jausmas ore buvo kitoks. Nes Frankas Brunas neatrodė kaip auka. Jis atrodė kaip iššūkis ir ruošėsi priversti geležinį Maiką pasistengti labiau nei tikėtasi. 1989 m. vasario 25 d. Las Vegaso Hilton viešbutyje. Atmosfera buvo įkaitusi, susirinko minia bokso gerbėjų, kokios miestas dar nebuvo matęs. Prie vienos ringo pusės stovėjo Maikas Tysonas, kuriam buvo tik 22 metai ir kuris jau buvo neginčiamas sunkiasvorių čempionas. Suvienijęs 3 pagrindinius titulus, turėjo 35 pergalės, 33 nokautų, nepralaimėjo nė karto. Bokso kovotojas taip dominuodavo, kad kai kurie varžovai tiesiog palūždavo dar prieš pirmąjį smūgį. Kitoje pusėje stovėjo Frankas Brunas, 27 metų Didžiosios Britanijos viltis, stipriai smūgiuojantis boksininkas, turintis 32 pergalės, visos nokautų ir 2 pralaimėjimus. Pasaulis stebėjo ir pirmą kartą per daugelį metų virš Las Vegaso kilo rimtas klausimas, ar Maikas Tysonas iš tiesų buvo tam pasiruošęs. Artėjant šiai kovai, Maiko Tysono gyvenimas už ringo ribų buvo viskas, tik nestabilus. Jo santuoka su Robin Givens tapo viešu reginiu. Ginčai, antraštės, išsiskyrimas, viskas vyko viešai. Maiklas yra bent jau bauginantis. Manau, kad kartais jis negali suvaldyti savo temperamento. Ir tai yra grėsmė man ir mano mamai. Buvo akimirkų, kai Maiklas buvo nepaprastai užgaulas. Ne fiziškai, bet žodžiu. Negali įsivaizduoti, kad kas nors gyventa su Maiku Tyson. Ta, kurį aš pažįstu, nepripažįstant, kad yra problema. Tuo metu Tysonas jau buvo išsiskyręs su ilgamečiu treneriu Kevinu Rooniu. Tuo metu jo verslo santykiai darėsi vis chaotiškesni, augant įtampai dėl Dono Kingo ir Bilo Keitono. Tai nebuvo aplinka, kuri supo Tysoną jo šlovės viršūnėje. Žvilgsnis vis dar atrodė pavojingas, aura vis dar tebebuvo, tačiau jį supanti struktūra pradėjo byrėti. Ir Brunas tai matė. Jis buvo visiškai įsitikinęs, kad tai jo akimirka ir nesivaržė to pasakyti. Aš buvau su juo ir esu tikras, kad galiu su juo kovoti. Jis toks pat žmogus kaip ir tu, žmogus. Jis avi batus, dėvi kojines. Ir kaip sakau bei kartoju, aš buvau su juo ir jį pažįstu. Aš netikėsiu tuo, kad jis yra nenugalimas. Jis susižeidė ranką per autoavariją. Jis išsiskyrė su žmona. Jis negalvoja apie šią kovą. Ir aš jau buvau užtikrintas dar prieš visą tai. Dabar puikus metas nugalėti Maiką Tysoną. Jis ne tik kalbėjo, bet ir tikėjo tuo, todėl įtampa buvo kitokia. Nes niekas stadione nežinojo, ką netrukus išvys. Nuskambėjus varpui, Maikas Tysonas išėjo greitai užbaigti kovos. Praėjus 15 sekundžių nuo pradžios, dar net prieš tai, kai žiūrovai spėjo atsisėsti, Tysonas parbloškė Franką Bruną galingų smūgių dešinę, kuris pasiuntė didįjį anglų kovotoją ant ringo grindų. Say he has the same disadvantage as a lion going against a zebra.
And I'd have to agree. Let's see how quick he starts. Bruno tries to keep him off. Bruno showing that he's not afraid, hanging on. Bruno's already tagged with the right hand. And there goes Bruno for the first time in the fight. Brunas atsistojo ir perėjo į išgyvenimo režimą. Glaudėsi prie varžovo, stengdamasi sustabdyti Tysoną. Has all the pride of England standing for him. He get tagged again by a right hand. He's trying to hang on to Mike and hit. Mike is just looking for an opportunity about hanging on and hitting Mike Tyson. Tyson pulled in to set him up with the left hand. A little wobbly already. Right hand misses Frank Bruno. Bruno has come to try and mix it up. He's hanging on to the head of Tyson. Tyson. Jis smogė į pakaušį ir už tai buvo nubaustas atėmus tašką. Back in the assault. He tried about hanging on and hitting. Bruno number one. Well, all the questions about distractions have been answered as Tyson attacks. Bruno doing it. Iš pradžių atrodė, kad laukia dar viena greita ir žiauri Tysono pergalė, bet vėliau situacija pasikeitė. I don't think points will mean anything by the time this fight's over. But Frank Bruno in it. He's hanging on, but Tyson is certainly getting the best of it. He's bleeding from the nose. He was down in the very... Brunas netikėtai pataikė švarų kairįjį kablį, kuris sudrebino Mike'ą Tysoną. It comes very slowly across the ring. He knows he's in with a bull. Tyson gets nailed with a left hook. Tyson looks wobbly as he attacks Bruno. Bruno continues to throw. Tyson was caught and wobbled. Trumpam akimirkai visas stadionas nutilo. Brunas ką tik padarė tai, kas retai kam pavyksta. Jis buvo stipriai supurtęs Mike'ą Tysoną, bet vietoj to, kad pasinaudotų progą, akimirkai suabejojo. O prieš tokį boksininką kaip Mike'as Tysonas tiek ir užteko, kad proga išnyktų. Shot by Frank Bruno. Tyson trying to fight back, and Bruno inside of 20 seconds to go in the round. Bruno has got to seem to have that fiery look in his eyes right now as he lunges for the challenger. It'll be interesting to see if he's like a wild man in round two. And it looks like he's ready to surprise Tyson by catching him in the first round. He's nailed again to that right hand in close. Tyson continues to come in. We wanted to take time to welcome all our friends in Australia. Raundas baigėsi, kol žiūrovai suprato, ką matė, bet antras ir trečias raundai klostėsi visai kitaip. Tysonas dar spaudė į priekį, bet dabar prie Bruno artėjo atsargiau. Jis pajuto kairįjį kablį ir Bruną jau matė ne kaip eilinį varžovą. It's hard to do that, but a special hello to Chris Myram, Sparks, our producer, his sister, who's also watching in them, and the chant from the better than 5,000 Brits that are here cheering for Bruno to do something against Tyson. This round, which made us all think, well, that's what all was going to happen. But then Bruno suddenly caught Mike Tyson. And then to deliver that right hand to the head. Right now, the superior... Brunas ėmėsi savo išgyvenimo plano. Greitai įsikibti, surišti rankas, naudoti savo dydį ir jėgą, kad kiekvieną kartą, kai Tysonas artėdavo, atimtų iš jo atramą. Bruno was able to block that shot that time. Stand behind the head of Mike Tyson. Tyson attacks with a left of his own. He catches, he can't punch. Tyson misses wild with a... So far the big heavy blow. Bruno's been able... Tai kurį laiką veikė, bet Tysonas buvo kitoks, sunkiasvoris artimoje kovoje. Right hand catches Bruno. Left hook. Bruno looks ready to go. Now is when he's got to hang on. Tyson knows that he can catch up with Bruno right now. Bruno trying to keep him off. And the three. A lot of people didn't expect it to go this far. In fact, for the betting public, round three is an important round. It goes beyond round three. There'll be a lot of happy people that pick 4 and above. Of course, this is the... Skirtingai nei dauguma stiprių smūgiuotojų, prarandančių jėgą artimoje kovoje, Tysonas galėjo išlaikyti niokojančią smūgių galę net iš arti. Around the world, we've seen a better fight than we expected so far. And your heart's almost with Frank to hope he can in such magnificent shape. Big, vicious body shot, taken right underneath the heart of Frank Bruno. That left hand and get a punch off.
Mike catches him with a good left hook, and Bruno has the wherewithal to hang on to him. Both guys Tyson lightly did catch Tyson in the first round with a pretty good shot. Come on, Park, get out! Kaskart Brunui priartėjus ir mėginant neutralizuoti, Tysonas rasdavo vietos smūgiui iš apačios ar kabliui. With that jab, what he's satisfied to do, kind of paw at him with his right hand. He's got to try and get off. Salt, nothing there. Bruno is just kind of a stand-up guy, almost tailor-made for Tyson. A timing body shot. The height advantage that Bruno has, and that it's a question of time before Mike catches him. Listen, he hopes to win. He's got to let that right hand fly. There's a little bit more game than Bone Crusher Smith in his fight. Žala ėmė kauptis. Kovos viduryje Brunas kairė akis pradėjo tinti, jo judesiai lėtėjo, o smūgiai, kurie pirmame raunde trumpam buvo sukrėtę Tysoną, dabar buvo atliekami su mažiau jėgos. Just really bores in like a madman, throwing that right hand. Tyson is almost measuring him now. Well, a lot of people didn't think we'd get to the fourth round, and then Richard Steele had to take a point away as well in the first round from Bruno by hanging on. Tysonas jį po truputį ardė. Ketvirtame ir penktame raunduose spaudimas tapo nepakeliamas. Right hand. That light. Ooh, another right hand gets through. Come on, Parker, get out of there. Guys, pull him back. Come on. Style that Bruno's fighting here. Brunas daug ką darė teisingai, bet kai apsikeisdavo smūgiais, suteikdavo Tysonui tai, ko šis siekė. Aukštas taikinys prieš pavojingiausią planetos boksininką. But Tyson doesn't get frustrated. He just goes about his business. Uppercut comes that time. Number 5. And Tyson attacks. Many a boxing observer never... Tysonas smūgiavo į kūną, priversdamas Bruną nuleisti rankas ir palikdamas galvą atvirą. Brunui dengiant kūną, galva likdavo atvira, o dengiant galvą, Tysonas smūgiuodavo į kūną. Nebuvo saugaus būdo atsakyti. Attempting to make a better fight of this than most people thought possible. He's lost every round about hanging on and hitting. Brunas kovojo tik iš drąsos, atlaikydamas smūgius, kurie daugumą sunkiasvorių būtų nokautavę anksčiau. Tačiau jo kojos pradėjo šlubuoti, jo ritmas išsiderino, kontratakos lėtėjo. Pabaiga atrodė arti ir visi, kurie jį stebėjo, tai jautė. About 8,000 or 9,000 at the Hilton Hotel. Bruno was caught that time, and Tyson knows it. Tyson trying to attack now to finish him off. Again, he's still in big trouble. The uppercut catches him. Penkto raundo 2 minutės ir 55 sekundės. Tysonas prispaudė Bruną prie virvių ir smogė lemiamą ataką. Remember, a fighter cannot be saved by the bell as the big right hand lands. Tyson knows he's got him in big trouble. If he doesn't answer it, Richard Steele has moved in and has stopped the fight. Teisėjas Richardas Steelas matė, kai Brunas priima smūgį po smūgio neatsakydamas ir įsikišo sustabdyti kovą tuo pačiu momentu, kai Bruno treneris metė rankšluostį. Viskas baigėsi. Techninis nokautas 5 raunde. Maikas Tysonas išlieka nenuginčiamas pasaulio sunkiasvorių čempionas. Frankas Brunas atlaikė 5 raundus prieš baisiausią pasaulio sunkiasvorį ir pirmajame raunde jį sužeidė. Jis paliko Las Vegaso Hiltoną po pasirodymo, pelniusio tikrą pagarbą iš žmogaus, nugalėjusio beveik visus varžovus. Po to raundo atrodo, kad Brunas galėjo atlaikyti. Ar taip manai? Tikrai taip. Ir jis smūgiuoja gana stipriai. Jis stipresnis nei kalbama. Be abejonės. Kai kas nors kovoja prieš pasaulio čempioną, tokį kaip Elis, jie turi būti geriausi kovotojai.
Tai nebuvo Brunui norimas rezultatas, bet ir nebeprasmis. Frankas Brunas privertė Maiką Tysoną kovoti tokiame mūšyje, prie kokio žmonės jau buvo atpratę. Kovoje Tysonui reikėjo prisitaikyti, išlikti budriam ir elgtis su priešininku kaip su grėsme. O 1989-aisiais tai buvo labai neįprasta. Brunas vėliau taps pasaulio čempionu. Jis vėl kovojo su Tysonu 1996 metai. Revanšas baigėsi panašiai. Tačiau tai, ką žmonės vis dar prisimena iš 1989 vasario 25-osios, visada bus pirmojo raundo smūgis kaire. Tai buvo akimirka, kai rytų Londono fenomenas privertė svyruoti labiausiai bauginusį boksininką planetoje. Ir visi stadione prarado žadą. Akimirkai neįmanoma tapo įmanoma, o tada išnyko.